sužinojo, kad mes susitiksim, pasikalbėjom su Arnolda, kurias temas būtų aktualu mums identifikuoti, apie ką daugiau pasikalbėti. Ir tikrai pakankamai naujas dalykas, mano manimu labai naudingas ir svarbus dalykas, bet vis dėlto dėl tų laiko stokos ir skubėjimo apskritai ministerijos pusėje ne visur, manau, sėkmingai galbūt įgyvendintas ir kaip kam pavyko, reikėtų pasidalinti patirtimį, aš kalbu apie neformalaus ugdymo krepšelį. Ir gal, jeigu jūs dar ruošitės, aš paprašysiu mūsų švietimo skyriaus vedėją truputėlį painformuoti, trumpai pristatyti, kokie yra pas mus rajone pasiekimai. O kodėl norėjau apie tai šnekėti, nes irgi buvo toks išėjęs leidinukas šiais metais Lietuva ir švietimas regionuose 2015 metais, tai čia buvo toks irgi truputėlį duomenys parengti, sakom, kalbėkime jaunimo politiką žiniomis ir faktais grįsta, tai tam tikri faktai čia buvo identifikuoti ir mane labai neramino vienas rodiklis, kalbant apie neformalaus ugdymo krepšelį, tai būtent yra pateikta lentelė, diagrama, kur yra identifikuojama neformaliojo vaikų švietimo pasiūla įvairiose savivaldybėse ir Akmenės rajono savivaldybė yra pažymėta kaip viena mažiausiai, nesiekia net 40%. Aišku, ne visos savivaldybės buvo, ne visi duomenys gauti iš visų savivaldybių, bet kaip pasakyta, mokyklos neteikia statistinių duomenų apie tai, kiek mokinių dalyvauja mokyklos organizuojamoje neformalioje švietimo veikloje. Todėl 2014 metais buvo atlikta mokyklo apklausa. Tai būtent pagal tos apklausos duomenis buvo surinkti rezultatai ir sakau, Akmenės rajonas išsiskyrė kaip vienas mažiausiai užimantis moksleivius neformaliame švietime, nesiekia 40%, kas kai kur siekia 80-100%. Tai tiesiog norėtųsi pasikalbėti jaunimo reikalų tarybos kontekste, kas buvo daroma neformalaus ugdymo krepšeliu, kaip tai galbūt padės spręsti šią problemą ir kas ateityje planuojama tiek ministerijos lygmenių, tiek mūsų rajono savivaldybėje. Prašyčiau švietimo skyriaus vedėją truputėlį pristatyti, kas pas mus buvo daroma. Tai kągi, aš irgi labai daug neįsiplėsiu, jeigu tuos skaičius šnekėt, tai tie skaičiai ir 40% yra beproto didelis skaičius, jeigu žiūrėt. Kaip kas pateikė duomenis? Mes pateikėm duomenis tuos, kiek vaikų lanko mūsų muzikos mokyklas ir sporto centrą. Reiškia, aš manau, kurie užsiminėja tikrų neformalių vaikų švietimu, jeigu taip žiūrėt. Jeigu būtume pateikę ten visus, kurie ten lanko mokyklai kokie nors ten siuvimo ar kažkokių technologijų būrelį vieną kartą per savaitę ar per mėnesį, mūsų tie skaičiai irgi būtų labai gražus buvę ir būtume turėję kokie 80 ar 90%, bet labai jau silpnokas tas neformalus vaikų švietimas, o pamokiniai tie visi būreliai mokyklose, aišku, ne visi jie yra tokie, bet dauguma tokie ir yra. O mes pateikėm duomenis, jeigu lanko muzikos mokyklą arba sporto mokyklą, reiškia 3-4 kartus per savaitę. Ir todėl aš manau, kad tai yra pakankamai dideli skaičiai. Jeigu Vydo, tai galima tiesiog palyginimo į Kretingos savivaldybę, pasižiūrėjau, yra dvigubai aktyvesnė, siekia vos ne 80%, galbūt jūs galėsite paaiškinti, kur tie yra skirtumai, kodėl tai. Tai jie viską suskaičiavo ir aš nieko ir nesakau, čia tas nuo to vaikų žimtumas, tie mūsų skaičiai nei padidėja, nei pamažėja. Nes praktiškai neformaliam vaikų švietimui į tame krepšelį, jeigu pasižiūrėsi mokinio krepšelį, ten yra numatytos lėšos, jos nėra didelis, nedaug valandų, bet tai vyksta. O dabar, jeigu šnekant apie naująjį krepšelį, kuris įsigaliojo nuo spalio 1 dienos, mes tikrai tą linkme daug dirbom, stengiamės, kad būtų kaip galima daugiau mokinių įtraukta ir vaikų į tą veiklą pamokinę, neformalų vaikų švietimą. Na, kaip sekėsi mums? Vėl yra labai sudėtinga šnekėti. Aš truputėlį priminsiu, kad vaikų pas mus yra dvigubai mažiau negu Akmenės, negu Kretingos rajone. Šiek tiek žiūrėjau skaičius, tai mokinių yra 4859. Reiškia, Akmenės rajone yra dvigubai mažiau, panašiai 2400 mokinių mokinasi. Ir todėl, kada buvo tas dabar krepšelis 3 mėnesiams skirtas,
mes pakankamai daug dirbom švietimo, kultūros ir sporto skyrius, reklamavom, šnekėjom ir mes irgi bijojom, ar įsisavinsim tuos pinigus. Na, bet mes tuos pinigus įsisaviname, nežinau, kaip čia toliau viskas bus, bet mūsų ta veikla, aišku, iš karto pagyvėjo. Mes papildomai pritraukėme 450 vaikų. Tai vis dėlto jau galima sakyti, kad 6 vaikas iš karto jau padaugėjo ir prie to, kas lanko muzikos mokyklas ir sporto mokyklas, prisideda 450. Reiškia, iš viso pritraukėm 450 ir yra vykdoma 12 programų. Daugumo yra aišku sportas, šokiai, kultūra, bet iš esmės turbūt visoje Lietuvoje taip pat yra. Mes labai stipriai pajudėjom patriotinio auklėjimo srityje. Tai iš esmės buvo įkurta Akmenės rajone 4 jaunųjų šaulių būreliai, kuopos ar skyriai, nežinau kaip jūs pavadinsim, tai irgi manau yra labai gerai, kad kariškiai rimtai pažiūrėjo ir Šaulių sąjunga į tą dalyką. Iš įdomesnių atsirado jaunųjų žurnalistų būrelis Akmenėje. O taip visi yra tradiciniai šokiai, sportas. Štai čia vienas sėdi, kurie aktyviai dalyvavo. Ir, kaip žinome, vienas mokinys tai galėtų pritraukti 15 eurų. Bet mes visus tuos pinigus įsisavinom, į tas krepšelis pas mus išėjo virš 20 eurų. Reiškia, mėnesį, jeigu vienas vaikas lanko, jis pritraukė 20 eurų. Ir todėl mes tuos 460 vaikų papildomai tikrai tuos pinigus įsisavinsim. Metų galo, ne? Iki metų galo. Bet yra situacija tokia. Darbo visiems buvo be proto daug. Jeigu Raimonda buvo, esmė tokia. Ne tai, kad suras, bet visus tuos pinigus apiforminti, įtraukti duomenų bazę, viskas strigo. Keikėsi ir mūsų specialistai, ir ten Vilnių, ir viskas kitkas. Aš manau, kad viskas buvo truputėlį per daug sudėtingai padaryti. Ir mes manėm, kad galbūt būtų žymiai daugiau buvę. Nes praktiškai, kurie parašė programas mes švietimo, aš buvau vertinimo komisijos pirmininkas, mes įvertinom visas, kiek buvo. Ne vienos programos ir netmetėm, nes mums irgi buvo vienas iš tų tikslų. Na, aš jau kalbėsiu iš ūkinės pusės, įsisavinti pinigus. Jeigu mes tų pinigų neįsisavinam Akmenę, mes turime gražinti Vilnių ir taip toliau. Na, kas man patiko iš tų visų programų tiekėjų, kad labai mažai kas, aš nežinau dar kuo baigsis, bet dauguma numatė ne tai, kad mokėti savo atlyginimą, bet labai daug kas numatė stiprinti materialinę bazę. Na, pavyzdžiui, jeigu paimsim karatė, pas mus yra labai Kiokušin karatė klubas, Energija vadinasi, labai stiprus ir jis pritraukė pakankamai daug vaikų, tai jie nupirks visiems naujus kimono. O jis ir kainuoja tiek, kiek gaus praktiškai pinigų. Ir iš karto visiems, kas pradės lankytis, kainuoja turbūt apie kokį 60 eurų. Ir iš karto tuos pinigus, kurie gaus už tai, kad pritrauktų naujus vaikus. Ir labai daug kas šitai, aš kiek žinau, ir Akmeninis kumštis ten pirks inventorių, ir visi kiti, ir net žurnalistai, nežinau, ką ten popierių ar ką pirks, bet tikrai ne tai žmonėm, kad viskas nueis atlyginimams, bet vis dėlto bazės stiprinimui. Nes jeigu bus tęstinis projektas ir tai prasitęs po naujų metų, tikrai reikėtų pratęsti, nes mūsų štai tie paslaugų tiekėjai bus per tuos 3 mėnesius pasiruošę jau ir po naujų metų tą daryti. Aš manau, net jeigu nebus tų pinigų, jau tų vaikų įtrauktų į tą popamokinę neformalų švietimą tikrai jų padaugės ir taip. Tai buvo labai geras darbas, jeigu pasižiūrėt vyriausybę, švietimo ir mokslo ministerija, kad tai buvo paskatinta padaryti. Aišku, čia mes iš karto atrodė paprasčiau, nes vyko, nežinau, Kretingiškiai, aišku, taip pat važiavo į tuos seminarus, žiūrėjom ten viską kitką, bet kada mes jau atėjom į tą finišo tiesėje, susidūrėme, kad buvo pakankamai sudėtingai sudaryti tas sutartis iki galo, nebuvo paruošta, viską praktiškai reikėjo padaryti patiems.
Bet manau, padarėm labai gerą darbą, bet aišku, čia jau priklausys, mes dabar aišku vykdysim stebėseną, pasižiūrėsim, kaip ten viskas vyksta, kad nebūtų vien tik popieriui gražiai atrodytų, kad būtų tos realios veiklos. Bet aš manau, kad vis dėlto, o mūsų tikrai yra 3 muzikos mokyklos, jeigu taip žiūrėt po pamokinę veiklą. Na, ir Akmenėje, Naujoje Akmenėje ir Ventoje, jos yra žinomos. Sporto centre irgi yra pakankamai daug tų sporto šakų ir todėl galimybės sportuoti tikrai yra vaikams ir muzikuoti pakankamai didelis. Su kuo mes susidurėme, kad praktiškai ne visą rajoną galbūt aprėpiam. Čia štai yra Kruopių seniūnė, aišku, Kruopių vaikams yra žymiai sudėtingiau. Bet mes labai džiaugiamės, iš tikrųjų, pertrauksiu, kad tas neformalus krepšelis neformaliam ugdymui kaip tik buvo gal net, sakyčiau, labai stipriai naudingas kaimo vietovėm, nes iš tikrųjų pas mus yra dabar tas Kiokušin karatė ir futbolas atvažiuoja, ko anksčiau iš tikrųjų miestelį prisitraukti trenerių buvo sunku. Kodėl? Nes kaimiškose vietovėse nepaslaptis gyvenančios šeimos yra daug sunkesnė materialinė padėtis nei mieste, nes tie tėveliai, kurie turi pinigų, jie su savo transportu veždavo į muzikos mokyklas ir į tą skaičių turbūt į tą procentą, kur 40% pakliūdavo tie vaikai, bet tikrai yra daug mažesnė dalis. Ir kai dabar yra tas krepšelis sukurtas, bent jau pačiam pas mus, pačiam miestelį, tai iš tikrųjų vaikam yra sudarytas dabar labai geros sąlygos, iš tikrųjų buvo labai didelis aktyvumas, vaikai labai džiaugiasi, laukia, kol vyks tos treniruotės ir yra labai patenkinti ir būtent į kaimo vietovės pritraukia trenerių, ko seniau nelabai pavyko padaryti. Ir šiaip tas procentas, kur 40%, jis tikrai netitinka realybės, nes aš nežinau, ar jūs įtraukėt kultūros centrus į šitą procentą skaičiuoti? Ne, čia yra viena iš tokio vaikų šitai 40%, kas lanko štai tas beveik 80, gal 90% jaunimo dalyvauja būtent per kultūros centrą, per etnografinės programas, yra be proto aktyvus, užsiėmė ir dabar dar atsirado pildomi būreliai, tai dabar jau pradėjo ir peštis dėl tų vaikų, bet vaikai tikrai užimti ir turi dabar daug didesnį pasirinkimą. Jo, ir kultūros centras tai yra pagrindinė kaimo vietovėse buvo pagrindinė įstaiga, per kurią būtent tas jaunimas ir dalyvavo, o dabar jis turi daug didesnį pasirinkimo galimybės. Aš dar pratęsdama šitai, jeigu pratęsdamas Rasą apie Akmenės rajone mūsų, ko gero dabar, jeigu kalbame apie sportą, tai ko gero pasiūla yra didesnė, negu kad paklausa būtų. Treneriai nebesuranda vaikų. Kas liečia futbolą, labai sudėtinga yra formuoti grupės. Aš nežinau, kaip Raimondai sekasi su lengvatplėčiais. Aš papasakosiu. Yra labai sudėtinga ir todėl, nes aš aišku, čia yra daug ir klaidų ir visa kita tame leidiny. Todėl aš taip ramiai priimu tą kritiką ir iš mero ar mero patarėjų, nes aš žinau praktiškai tą realią padėtį. O tie skaičiai viską iškenčia. Nes praktiškai, jeigu nėra nusiskundimų, kad nėra kažkur iš vaikų pusės, aš turėjome jaunimo pusės, tai nėra ir blogai. Labai ačiū, gerbiamam vedėjui. Tai vedėjui. gal vieną sakinį, Raimonda. Aš tik tai trumpai labai noriu pasakyti, aš pati dirbu lengvos atletikos trenerė ir man reikia turėti 12 vaikų. Pas mane ateina kiekvieną treniruotę po 30. Tai rodo, tai aš kaip sakau, vaikų yra, tik tai reikia su jais dirbti. Klausimas, o kodėl tik 12? Aš turiu tik tai vieną grupę 6 valandas į savaitę, 3 kartus per savaitę po pusantros ir mes naudojamės Kūno kultūros departamento rekomendacijomis ir ten yra nustatytas, kad mano grupė reikia turėti 12 vaikų, nes aš neturiu vaikų su kategorijom. Bet jų ateina pas mane 30, vakar turėjau treniruotę, tai va balsas užkimęs, nes turiu ant visos salės garsiai kalbėti, nes yra ir mažų ir didelių ir vaikų yra. Bet sąrašai iš esmės, kai sakė, bet va čia yra skaičius. 12. Bet jo, mes sąrašę pateikėm 12. Už 12 vaikų gauna atlyginimą, nors dirbu su 2 daugiau. Aš labai dėkoju, tikrai čia galėtume diskutuoti apie tai, kur kas daugiau dėl tų procentų ir dalyvavimo problemų ir labai gerų dalykų, bet mes turim 20 minučių ir mes dar labai norėtume kolegų išklausyti ir apie jūsų situaciją ir labai apie atviras jaunimo erdves, kas mums yra viena iš tokių. Tai labai norėtume. Aš labai trumpai, konstruktyviai pabandysiu pristatyti taip pat atliktą Kretingos rajone didžiulį darbą, kaip ir minėjo ir jūsų vedėjas. Tai tam, kad sudaryti galimybę šitom 2 darbo grupėm dirbti,
Tai yra buvo sudaryta švietimo teikėjų vertinimo grupė ir švietimo programų vertinimo komisija administracijos direktoriaus įsakymais. Tai švietimo skyrius atliko didelį darbą. Pirmiausiai susikvietėme rajono mokyklų vadovus, informavome apie šį ateinantį naują krepšelį. Lankėmės įvairiose edukacinę, švietėjišką veiklą galinčiose atlikti institucijose, supažindindami taip pat, kviesdami dalyvauti. Na ir be abejo informavome ir spaudą, kad kviestų, kad ir mūsų tinklapyje taip pat patalpinome informaciją, kad būtų kuo daugiau informuoti vaikų tėvai, patys vaikai, kad jie galėtų kreiptis į tas grupės. Na ir sulaukėme 20 neformaliojo švietimo teikėjų, tai 13 juridinių ir 7 fizinių asmenų, tai yra laisvųjų mokytojų. Visus vertinom teigiamai ir štai jie pateikė 37 programas vertinimo komisijai. Kaip ir jūsų vedėjas, visas šitas programas vertinome teigiamai, kadangi tai ne konkursas, tai tiesiog jos gali gyvendinti, jos pajėgios įgyvendinti ar ne. Na ir kaip ir minėjau, atsiprašau, 25 teikėjai, tai 13, kadangi situacija buvo pas mus tokia, praėjo laikas ir tam, kuriam jau reikėjo surinkti visus vaikus ir mes neturėjome visų vaikų. Tai mes gavome leidimą pratęsti laikotarpį ir dar sulaukime 5 teikėjų ir štai mes šiai dienai užimame 1071 vaiką, tai yra mes įsisaviname visus pinigus, visas skirtas lėšas ir mūsų krepšelio dydis yra 15 eurų. Na ir štai kaip pasiskirsto mūsų programos. Įvairių. Džiaugiamės labai, kaip ir jūsų rajonas, išauga galbūt turizmas, kraštotyra, pilietiškumas, gamta. O kalbos čia kažkokios egzotinės kalbos? Ne, tai yra tik anglų kalba. Žemaičių. Tik anglų kalba, tai jau čia jau neminiu. Taip ir viena net prevencinė programa vykdoma, na ir jeigu būtų dar įdomiau, tai štai kokius mes turime teikėjus. Labai džiaugiamės. Įsijungia pas mus Salantų regioninis parkas, jie užima didžiausią vaikų skaičių, net 200 vaikų ir vykdo 3 programas 6 rajono mokyklose. Na ir skautai, ir šauliai, ir Maltos orinas. Taip, daugelis yra anksčiau vykdančių veiklą, bet tiesiog dabar pasinaudoja galimybę dar gauti ir papildomų lėšų. Ir štai turime 12, minėjau prieš tai 7, o paskui per tą dar pratesimą dar prisidėjo 5, tai viso turime 12 laisvųjų mokytojų. Na ir štai kokias jie veiklas vykdo pas mus rajone. Iššūkis taip buvo didžiulis, na ir kaip pasiskirsto mūsų vaikai rajono mokyklose dalyvauja, tai raudonas skaičius ir koks tai yra procentas viso mokyklos skaičiaus. Iššūkis buvo didžiulis, daug pajėgų nukreipėme į mažesnėsias rajono kaimo mokyklas, kaip ir minėjo jūsų kolegė, tam, kad užimti vaikus, nes iš tiesų galimybė jų yra labai ribota atvažiuoti į miesto neformaliasias mokyklas. Jeigu ir mokyklos jos yra mažos, tai jos turi klasiai 1 švietimo valandą, neformalio švietimo valandą. Nu kągi tu ten gali suorganizuoti. Tai stengiamės, kad būtų kuo daugiau užimta rajono vaikų kaimo mokyklose. Ir šiai dienai štai turim tokią situaciją. Na ir jau čia skaičiai jau. Dalis pakyla ir kaip jis nusileidžia ties neformaliuoju. Tai va tokia šiandieninė situacija mūsų yra. Šiandien dar ne visos, kadangi 37 programos, ne visos dar ir sutartis pasirašytos, kyla jau daug problemų, daug matome skylių, nišų, taip pat ruošiame atmintinę stebėsenos ir va, jau pradėsime vykdyti, dar aš manau išsakys ir patys vykdytojai daug, ir džiaugsmų, ir rūpesčių, bet vaikams, tėvams patinka. Ačiū. Iškart negaižtame laiko Vytenį prie atviro darbo. Atviras darbas kretingoje ir mes tada eisim į atvirą darbą Akmenės Kyvo pavyzdžiui. Tomai, šiek tiek darbotvarkę keisim dabar iš karto.
papietauti. Papietauti po to, nes ten laukia. Tinka, mes Taip, ir po to jau prasidės ekskursija. Ai, gerai, kad bus kaip Labai pradėsim. trumpai, iš tikrųjų, 7 metų, kai pradėjau tik dirbti jaunimo koordinatorė ir esamoje kadencijoje, meras buvo pažadėjęs, kad pastatys biblioteką, apie kurią vačimtmečiais jau čia sakoma, kad statoma bus ir ten būtinai atsiras jaunimo centras. Bet kadangi iš tikrųjų pats centras ir pats principas neatsiranda nuo vien įstaigos ir tam tikrų tų sąlygų sukūrimo, iš tikrųjų pradėjome eiti tą linkmę. Ir 12 metų pabaigoje priėmėm tokį sprendimą tiesiog tai savivaldybės taryboje, atvirų jaunimo ir erdvių veiklų finansavimo programa patvirtinta, numatyti nuostatai, kokia tvarka tai bus daroma. Ir čia matote tos pinigėlius finansavimą nustatyta jau 14 metais, korekcijas, kadangi reikėjo pereiti prie euro ir mes tiesiog sąmoningai pasididinom lubas, kad padidinus biudžetą būtų galimybės iš tikrųjų didinti tą finansavimą, tai nustatėm, kad miesto ribose erdviai skiriam iki 2000 eurų, o kaimiškose gyvenvietėse iki 500 eurų. Pradėjom nuo iš tikrųjų pradiniam nuostatų variantą, tai buvo erdvėm mieste 3000 litų, kaimuose iki 1500. Ir argumentai buvo pagrindinė tai, kad mes programai 11-13 metų buvom įsitraukę vykdyti atvirą darbą, tai turėjom tą punktą kažkaip pradėti vykdyti. Ir 12 metų atlikome kultūros įstaigų apklausą, iš tikrųjų, kaip jie pritraukia, kokie jie turi galimybių, ko jiem trūksta. Ir pačios situacijos tyrimas, kuris buvo atliekamas visoje Lietuvoje, kiekvienoje savivaldybėje, kad iš tikrųjų iš 11 metų tyrimo buvo aišku, kad jaunimas nori susitikti su draugais, bendrauti, jiem reikia kažkokių tai bendrų tokių pasibuvimo ir tam tikrų veiklų. Ir tai davė postumį. Nustatėm nuostatose galimus teikėjus. Pradinė variantė šiek tiek abejojom mokyklom. Dėl ko? Dėl to, kad paprasčiausiai apklausėm mokyklos, jos sakė, vakarais mes tikrai negalim užgarantuoti, kad mes būsim atviri. Tai buvo pradinis variantas, kad tai bus kultūros centrai, jų skyriai, kad tai bus bendruomenės, bibliotekos ir jų filialai. Bet vėliau vis tiek priėmėm tą sprendimą tokį, kad išplėskim tą ratą, žiūrėsim tiesiog, kokie tie teikėjai pasiryš tokiai veiklai. Aišku, veiklos ir tas augimas, tą, ką mes matom dabar šiuo momentu, tarkim, tai yra mėlynosios atviros erdvės kaimiškosiose gyvenvietėse stabiliai išlieka mieste, tos pačios 2 atviros erdvės, kaip jau minėjo pavaduotoja, tai bibliotekoje ir suaugusių jaunimo centre. Ir jeigu žiūrėti iš tikrųjų apie tai, kad kaime tai prasiplėtė galimybės, tai iš tikrųjų kultūros centrai ir, sakėjom, bendruomenės tos, kurias teikia, gavo tokių tam tikrų įrankių finansiškai pastiprintą jaunimo veiklą, kažkaip pritrauktą jaunimą. Ir finansavimas biudžeto, kaip matot, jau dabar šiais metais mes turėjom 7200, 15 erdvių, tai štai iš tikrųjų svarūs pinigėliai. Tuos pinigėlius paskirstant, kaip jau minėjau, teikėjai gali būti įvairūs, kaip matėte, ir mokyklos, ir kultūros centrai, ir bibliotekos, ir bendruomenės. Ir žiūrint dabar, kaip pasiskirsto patys teikėjai, tai iš tikrųjų didžioji dalis yra kaimo bendruomenės. Bet tame reikėtų pastebėti taip, kad 4 bendruomenės yra susiję arba tiesiogiai, tai yra bendruomenių pirmininkai ir kultūros centrų vadovai, arba tiesiog bendruomenė, kuri labai glaudžiai turi, sakykime, savo valdyboje bendruomenės žmogų vadovaujantį kultūros centrui. Reiškia 4, praktiškai 4, ir jeigu 3 dar pridėtum, tai yra 7 iš tikrųjų, kuris glaudžiai susijęs su kultūros skyriais. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra gera bazė, patalpa ir mūsų kultūros įstaigų darbo laikas iš tikrųjų yra iki 9 vakaro, taip yra nustatyta Kretingos rajono kultūros centro, toks darbo laikas. Iš tikrųjų tai yra patogiausias darbo laikas, nes iš tikrųjų ne kiekviena mokykla gali būti tiek atvira vėlyvo metu. Janari, aš iš karto galiu paklausti. Iš karto. Gaila, kad nedalyvauja šiandien mūsų posėdyje kultūros centro direktorė Edita Statkienė, kurią šiandien kviečiau ir jinai nepranešė, dėl ko nedalyvaus, nes mes iš tikrųjų irgi tą patį procesą praėjom ir matėm tą galimybę, kad atviros jaunimo erdvės tikrai galėtų įsisteigti prie kultūros centrų ir prie bendruomenių namų. Dabar mūsiškiams iškyla tokia problema, kad galbūt tai kultūros darbuotojams bus papildomas darbas. Ir apie tai reikia fiksuoti jų pareiginėse pareigų aprašyme. Ir dėl to galbūt darbuotojai gali paprašyti papildomą atlygio.
Dabar kaip jūs kontaktavot, bendravot ir kaip jūs va šitą problemą sprendžiat? Pačiais pirmaisiais metais iš tikrųjų mes važiavom į kiekvieną konkrečią vietą ir kiekvieną patalpą žiūrėjom atskirai, kur tai galėtų būti, ar jie norėtų tokių būtent finansavimų turėti, ar jie atsakingi galėtų būti už tai. Ir pasižiūrėti, kur gali vėlgi savanoriauti, prisidėti jaunimas pats kaimo. Tokių pasvaramų ir tokių nuomonių, kad mums čia nieks papildomai nemoka, buvo. Bet tiesą sakant, mažiausiai jų girdisi, nes iš tikrųjų tie patys kultūros centrų vadovai tai yra to paties kaimelio gyventojai. Tai reiškia, interesas, kad vaikai, jaunimas būtų užimti, tai yra bendras interesas. Ir ko gero, tai leidžia man truputėlį nuvisintas kalbas, nuo tokių pažadų, aišku, aš kaip visada sakau, jeigu kultūros centras dirba ir siekia įsitraukia įvairių amžiaus žmonių grupės, tai iš tikrųjų yra tik pliusas. Galbūt tai parodo veiksmingumą paties kultūros centro. O jau po to galima kalbėti apie tai, ką didinti ir ką pridėti. O jūsų vadovų pozicija, pavyzdžiui, vicemerės? Aš dar tik noriu pasakyti, aišku, sėkmingiausiai yra tie variantai, kur yra kaimuose ir Kretingos kultūros centro vadovai, ne centro, kultūros namų vadovai, vedėjai yra sutampanti su bendruomenių pirmininkais. Tada jie tikrai reiškia savo iniciatyvas ir kaip bendruomenių pirmininkai ir jie mato to ir nekelia, sakyčiau, nekelia problemų. Tiesiog noriai dirba tai, kad priklauso pagal jų kompetenciją. Jie tiesiog aktyviai eina, prašo mūsų dar kaip galima finansavimo, kaip galima kartu su savivaldybė sudalyvauti kažkokiuose projektuose, kad įrengti, kad padaryti, kad pritraukti jaunimo. Nes jiem tai yra tuo pačiu darbo metu. Nes praktiškai visi kultūros skyriai, jie dirba net ne tada, kada mes dirbam iki 5, jie dirba vakarinės, jų yra darbo valandos. Ir tas jaunimas ateina, sako, mes ir prisižiūrim tuo pačiu dar ir į savo veiklą įsitraukiam, renginius ruošiam, programas ruošiam kartu. Labiau, kad jie pasirengė dirbti su jaunimu šiuolaikiškai, naujomis formomis. Kur nėra tų kultūros, kur nėra tų, tik tai yra bendruomenių, pavyzdžiui, turim, kur tik tai prie bendruomenės. Prie bendruomenės yra patys daugiau, aišku, tai patys bendruomenių pirmininkai yra aktyvūs, iniciatyvūs, jie skatina šitą dalyką. Ir kaip kalbėjau su viena bendruomenės pirmininkė, mes jiem duodam raktą, sako, į tas patalpas įleidžiam, jie ateina, ten būna, aš nueinu, sako, patikrinu, pasižiūriu, aha, jau esat prisivertę, susitvarkykit, nes kitą kartą rakto negausit įeiti. Ateinu tvarką, susitvarkė, tokiais variantais. O kad papildomai mokėtumėm, nėra. Mes važiuosim irgi po pietų dar į Agluonas, tenais irgi tokio kaimo daugiafunkcinį centrą, pasižiūrėsim, kaip veikia, irgi pasidalinti savo patirtim. O dėl kultūros centrų darbo, ir meras truputėlį užsiminė, jau praeitą savaitę kalbėjom su kultūros centro direktorė, jiems irgi buvo problema dėl nuostatų kultūros centro veiklos ir su savivaldybės vadovais kalbėjos direktorė, kaip interpretuoti, jie dabar planuojasi keisti nuostatus tam, kad būtų galima vykdyti tą bendrąjį užimtumą. Nes ir direktorės buvo klausimas, ar paskui nebus priekaištų iš savivaldybės vadovo, jeigu mes pradėsim dirbti su jaunimu, bet jie nenori kitą kartą ir lipti ant scenos, kažkokį pasirodymą daryti. Tiesiog kaip nuolatinis darbas, kurio rezultato galbūt nebus galima taip lengvai išvysti. Tai jie ruošis tos nuostatos keistis ir bent jau tų juridinių kažkokių stabdžių turėtų būti mažiau tą visą veiklą vykdyti. O ką jau sakė ir Ventos kultūros centre, jaunimas jau renkasi, tikėkime, kad ir kituose dar labiau įsijungs, labiau paliečiantas kaimo vietovės ir neformaliai atviram darbui su jaunimu. Nes be abejo yra visada didesnės galimybės jaunimo išeiti. Iš tikrųjų, kaime neturi tokio pasirinkimo, jeigu toks žaidimas yra, tai labai puiku. Ir štai matom tokią skaičių, kokie šoktelėjimai, iš tikrųjų 14 metais buvo iš tikrųjų peržiūrintas erdvės, kiek lankėsi, šoktelėjo žymiai. Reikia naujai atrasti. Štai, kur galima nueiti gerdą pažaisti, tenisą pažaisti, praleisti laiką tiesiog. Ir analizuojant, kokiom priemonėm buvo išleisti pinigėliai, mes ten iš karto apibrėžėm, jokiam remontam ir jokiam, kaip sakant, administruojant tą projektą, išlaidos negalimas yra. Pirmiausia, tai didžiąją pinigų dalį žaidimo stalai. Biliardo, teniso, futbolo, tas, kas yra matoma, patrauklų jaunimui, jie nori. Sportinis inventorius, baldai, sėdmaišys, staliukas, ką jie nutarė, kas reikalinga. Informacinių technologijų priemonės, kažkam gal projektorius, kažkam kompiuteris jau 15 bazas sukūrus. Ir žaidimų rinkiniai kitos priemonės smulkesnės veikia. Tam tokios daromos išlaidos. Čia matom erdvės, miesto erdvės, ta
savo erdvėje, tai suaugusiųjų centre jau susikūrė savo simboliką ir tai štai toks stendas jisai stovi kaip nuoroda į centrą ateina ir atvira erdvė bibliotekoje savas kampas. Šnekant apie biblioteką, iš tikrųjų, ir dabar mes matom tendenciją, kad eina praktiškai mažiukai, tai nėra tas tikrasis jaunimas. Tai yra jaunimas, sakykim, taip, vienukai plius iki 11-12 metų. Jie mėgsta ten futbolo stalą pastumdyti, tai yra Xbox'as nupirktas, tai jam irgi vėl patrauklu, bet matom, kad neateina tas vyresnis jaunimas, kuris iš tikrųjų būtų tikrasis mūsų jaunimas. Ir galvojame iš tikrųjų profilį truputėlį keisti. Tai yra orientuoti tam tikrų kompetencijų ugdymą, nupirkti reikalingus kursus, kas jiems būtų patrauklu. Sustatytum grafikų iš tikrųjų patrauklių vakarais, kad jie galėtų, tarkim, vyresnis jaunimas po 20 mokytis grafinio dizaino. Šiuo atveju jie vykdo panašų projektą grafinio dizaino, kino kūrimo, bet jie prasideda 4 valandą ir aš kaip sakau, po darbo jau čia be šansų iš tikrųjų ateiti. Orientuotai tokį vyresnį. O šiuo atveju iš tikrųjų mažiukai tokie popamokiniai, tarpeliai tarp pareinant namų, jie ateina ten. Na ir čia kaime, Žvainiuose, čia yra Salantų tos apylinkės, pirmam aukšte teniso stalas, biliardo stalas, antram aukšte tokia buvo visiškai palėpė, tai jie truputėlį jaukesnė pasidarė, žaidimų rinkinius susitempė, žodžiu, jaukiai įsikūrė. Atvira erdvė Šukės kaimo bendruomenėje nusistatė laiką. Dėl ko sakom, laikas yra gerai, nes iš tikrųjų tai truputėlį ir tos pačius darbuotojus, kada jie skiria laiką tam. Kada, tarkim, būna kažkokios ansamblio repeticijos ir jam, tarkim, reikia tiesiog erdvės, šokėjo repeticijos ir panašiai. Kad nesitrukdytų. Kai kam tai yra paranku. Kai kur kiti tiesiog nurodo, kad mes duodam tiesiog pagal susitarimą ir pagal poreikį. Bet gera žinoti vėlgi yra, kada tai vyksta, nes bet kuriuo atveju jaunimas turi žinoti. Bet tai išeiginė diena, kada tu neįeisi į centrą. Kažkoks tvarkaraštis, bent tvarka. Salantų gimnazijos atvira erdvė, Rusija įsirengė papildomas. Dabar šiuo momentu irgi jas gražinasi, dažosi, prisideda pats jaunimas, turi irgi futbolo stalą nusipirkti, įsigyti. Valdus patys savo pasirūpino. Ir tokios problemas, kokios kilo iš tikrųjų 1-2 metais, ką mes matėm, tai pirmiausia tas savanoriškas darbas pačių tų kultūrų, bendruomenės darbuotojų ir iš tikrųjų reikia pagalbos pačių savanorių. Kaip ir sakau, visur įgalinti jaunimą, kur tai yra įmanoma, kad jie patys prisidėtų, patys prisimtų atsakomybę. Kitas dalykas tai amžiaus diferenciacija atviros erdvėse. Kaip ir minėjau, mažiukai, kaip sakant, tie nuo 12 metų ir tie, kurie ateina jau vos ne 30 metų. Ta diferenciacija tikrai reikalinga. Ir taip pirmieji pedupinai, kurie prabilo pas mus. Ką reikia daryti? Tiesiog ateina vyresniai ir jie sako, mums čia neįdomu, nes tie mažiukai zuja aplink, tiesiog tokia betvarkė kelia. Ir tada buvo suskirstytos dienos. Pirmadienis mažiukams, antradienis didesniems, trečiadienis mažiukams ir va šitokiu būdu. O tiesiog susiskirstė, kadangi visai kitos veiklos ir interesai pagal amžių yra. Ir aišku, taisyklių nustatymas, kas be ko. Jeigu tai galime jaunimą daryti ir atsakingų būtų visiškai įmanoma. Elniškų tokį pavyzdį bendruomenės, kur jaunimas jau patys planuojas, kiek patys susirinka pinigų, dar papildomai prisideda prie tos erdvės plėtimo. Dar čia, kadangi laiko stokos būčiau įjungus per YouTube variantą parodyti filmuką, bet jau nebeturim laiko. Tiesiog manau, kad bet kuriuo atveju daryti reikia. Suklydimų bus. Nes tarkim turėjom tokią patirtį, kad vienais metais vienas kultūros centras padavęs irgi paraišką, tiesiog mes netenkinam. Ten buvo 9 finansuotas erdvės, o 10 paraiškų, nes matėm, kad tai visiškai netinka atviro darbo principų. Kitais metais antrais, ta pati įstaiga vėlgi pateikė ir mes finansavom, jau truputėlį pasikalbėję, išaiškinę plačiau, kas tai yra, parodė pavyzdžius, tačiau 3 metais mes vėl nutraukėm finansavimą ir nefinansavom jų. Tiesiog, kad tai netitiko, tai kas buvo vykdoma, netitiko. Ir paties jaunimo paklausus tam kaime, buvo aišku, kad tai nevyksta. Tiesiog suklydimų visokių yra patirčių. O nieko nedarant ir neklysim. Ačiū Dievui. Mums tai labai vertinga informacija, nes kažkaip mes dar turime tų erdvių, bet matom potencialą, kurio dar neišnaudojam realiai.